Sveiki! Leidžiate knygas, iliustruojate ar kuriate knygos dizainą, kviečiu užsukti pas mus į Antalio grafinio dizaino centrą. Pasisemti įkvėpimo, pasmalsauti, kokias knygas leidžia artimi mūsų kaimynai estai. Mūsų ilgametis partneris Arctic Paper, gaminantis puikiai visiems žinomą popierių Munken bei Arctic Volume, atvežė mums gražiausių 2022 metų Estijos knygų kolekciją. Iki pat naujų metų ją galima pamatyti mūsų grafinio dizaino centre. Prieš jūsų akis net 23 leidiniai iš 30 geriausio dizaino knygų sąrašo. Kiekviena knyga unikali. Kiekvieną išties įdomu paimti į rankas ir atidžiau pasižiūrėti. Ir žvelgdama į jas supratau, kad nebūtina mokėti estų kalbą, kad knyga patiktų. Dizainas, popierius, spauda komunikuoja bendrinę, išties visiems suprantama kalba. Aš atsirinkau 4 labiausiai man patikusias knygas. Ir labai lengva atspėti, kodėl būtent šios. Nes juose didelis dėmesys skirtas ne tik turiniui, dizainui, bet ir taip, popieriui. Štai ši. Maža juoda knygelė, kaip Chanel mados namų maža juoda suknelė. Akį patraukia juodas viršelis, dengtas sidabro taškeliais ir su matiniu popieriaus paviršiumi puikiai kontrastuojantis blizgus suvelakas. Įspūdį sustiprina šiurkštus popieriaus Curious Matter paviršius. Viduje skaitytojo laukia staigmena, nes čia randam ant nekreidinio Munken print atspausdintos nuotraukas būtent sidabru. Antroji, štai ši, knyga skirta teatrui. Ryškiu koraliniu popieriaus Kiecolor viršeliu. Eklektiška, iš daugybės fragmentų sudėliota knyga, kurioje be viso to susipina ir skirtingas popierius ir įvairios spausdinimo technologijos. Galima justi tokį, lengvą chaosą, bet juk teatras ir yra apie tai. Dar viena knyga iš man patikusių sąrašo, štai ši. Ir tai tikrai nėra dar viena receptų knyga. Žaismingai sudėliota, ryškių spalvų, nuostabių miško augalų fotografijų kupina knyga. Ji ypač geras pavyzdys, būtent kaip puikiai atrodo spauda ant viršeliams skirto popieriaus Geltex, kaip išlieka ryškumas. Ir kaip atrodo spauda ant vidiniams lankams pasirinkto popieriaus Olin Design Regular Nordic White. Būtent natūralus popieriaus paviršius, ryškios nuotraukos, gamta puikiai dera tarpusavyje. Na ir 4 knyga, būtent matiniu viršeliu su blizgiu laku, vadinamu glitter, atkreipia į save dėmesį. Ir viduje rasite vėlgi daugybę įvairių iliustracijų stilių, nuotraukų, teksto, kuris puikiai dera. Tikiu, kad apsilankę pas mus atrasite būtent jums labiausiai patikusią knygą. Todėl labai kviečiu užsukti kūrybiniam atokvėpį pas mus.